magistralės Via Baltica. Ir čia prieš 35 metus stovėjo gyva žmonių grandinė, pasmerkusi slaptuosius protokolus, kuriuos pasirašė Molotovas ir Ribbentropas. Juose jie pasidalino Europos valstybės ir Baltijos valstybės. Ši diena, rugpjūčio 31, taip pat yra įsimintina. Kodėl? O todėl, kad Lietuva 1993 metais, rugpjūčio 31 dieną, tapo suverenia valstybė. Nors mes paskelbėm savo nepriklausomybę 90-ais, bet visgi visiškai tapome ją suverenia tik 93 rugpjūčio 31. Pasibaigė sovietų okupacija. Atsikvėpėm laisvai, plačiai ir kūrėm savo valstybę. Mūsų teritorijoje nebebuvo nei vieno sovietinio kariškio, nes jie visi išvyko. Dainų šventės atgarsiai dar skamba Šiaurės Lietuvos miestelyje pasvalyje. Giria žaliaus ir oš. O mes padėsime tą giriai užaugti ir pasodinsime šį gražų ąžuoliuką, kad tikrai ta giria žaliuotų. Neatsitiktinai, kad giria žaliuos, tai gyvybės simbolis. Mes paliksim po savęs tuos ąžuolus ir jie gyvuos. Mūsų renginį pradėjo Pasvalio Bočių bendrijos kaimo kapela Svalios Vingiai. Vadovė Zita Mikšienė. Jie atliko Oderio gimtinės dainą. Šitas kolektyvas tik susikūrė šiemet. Ir iš tikrųjų jau turi pasisekimą, nes jį kviečia ne tik Pasvalio rajono žmonės jų pasiklausyti, bet ir Lietuvos miestai. Jie vakar grįžo iš Šiaulių ir ten gražiai koncertavo ir dainavo su savo vienminčiais. LKPS Bočiai Pasvalio bendrijos pirmininkė Vida Vėgienė. Gerbiamieji renginio dalyviai iš visos Lietuvos, malonūs svečiai iš Vilniaus, Telšių, Pakruojo ir Pasvalio. Džiaugiuosi galėdama pasveikinti jūs visus susirinkusius į šią šventę skirtą Dainuoju Lietuvą ir tau, Lietuvos dainų šventės šimtmečiui paminėti. Šie žodžiai, šis siekis svarbus mums visiems šiandien ir bus svarbus visada. Prisidedant Bočių bendrijų klubų, skatina žmonės domėjimąsi ir aktyvų dalyvavimą bendrijų veikloje. Gerbiamieji, dar kartą nuoširdžiai sveikindama renginio dalyvius ir svečius, linkiu pasidalinti patirtimi, įžvalgomis, naudingos patirties ir malonių akimirkų. Gražios šventės linkiu visiems jums bendrai ir kiekvienam ir kiekvienai atskirai asmeniškai. Geros šventės! Išeinu,
pakviesti vyrų duetą. O kas tas vyrų duetas? Tai aišku, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Matulas. Kviečiam tą duetą. Keletą žodžių sakė pasakyti, nežinau kaip čia tas keletą žodžių gausis, bet pasistengsiu. Žinot, pamenu, 1972 metais buvau devintokas. Kažkokia pamoka buvo ir sugalvojau paskaičiuoti, kiek man bus, jeigu dagyvensiu 2020 metais. Suskaičiavau, susimė už galvos, apėmė siaubas, jau virš 60 kelių, galvoju, gyvenimas jau bus baigtas, bet pasirodo ne. Tai tie, kurie bijote to amžiaus arba tos ribos, nebijokit. Nes jeigu reikėtų ginčytis, kuris tas amžiaus tarpsnis yra geriausias, ar vaikystė, mokslo metai, ar darbo metai, ar dabar, turiu galvoje mus visus, jūs visus, tai drįsčiau pasakyti, kad gal dabar vos ne geriausi metai man yra. Vaikai užaugę, anūkų labai arti neprisileidžiu, myliu labai, bet aš jiems sakiau, mano meilė aktyvi tik 2 valandom, galit palikti pas mane, ne savaitėje. Toliau jau man sveikata ir kantrybė neleidžia, tai išmokinau visus, kad sako, geriau 2 valandom ir nevešim, atvažiuok pas mus tada. Va, tai neužsileiskit ir jūs labai anūkas. Nes vaikai kartais pagudrauja, sako, jūs čia taip mylit ir mes 2 savaitėm jūs paliekam. Va, tai dar. Jūs tas dainas irgi mokate. Ir iš tikrųjų, ko gero, tas buvimas kartu, sugebėjimas pasidalinti gerą dūšę, gerą nuotaiką, pabūti, galbūt ir pasvalietiško bokalą kokį pakelti. Visa tai iš tikrųjų padaro gyvenimą geresnį. Noriu jums palinkėti, kad to judėjimo, to noro išeiti iš 4 sienų, ne vien tik daržus ravėti, ne vien tik su anūkais būti. Nors dėl anūkų, tarp kitko, Seimo nariui drįsčiau paprieštrauti. Žinot, pas mane, kai 4 šiemet praleido 3 savaitės vasarą, aišku, po 2 savaičių buvo labai gerai, kai juos išsivežė. Bet tos 3 savaitės, žinokit, irgi buvo fantastiškos. Gali tada pasidžiaugti ir tam tikrą prasme žaisdamas futbolą, atjaunėti. O jums gero buvimo pasvalyje ir maža saldi dovanėlį Vidai, kad paskui, kai susėsite, kavos išgerti arba dar ko nors, kad nuoširdžiai gerai pasikalbėtumėte. Gerų dainų! Mes turime dar vieną politiką, kuris atvyko, rajono politikas, Pasvalio būtent deputatas mūsų, gerbiamas Rimas Želvys, kuris visą laiką remia renginius ir mes visada džiaugiamės, kad Rimas yra mūsų pastovus draugas, bičiulis. Ką be prašysi Rimo, iš Rimo visą laiką gausi, jis visada stengiasi ir jis gyvena tuo ir džiaugiasi, kad gali padėti. Labą dieną, bočiai ir bočeliai. Taip sakant, aukštaitiškai seneliai ir močiutės. Nes aš turiu anūkų Žemaitijoje, anūką mano turtingi vieni turi močiutę ir senelį, o kiti sako bočiai ir bočeliai. Dabar sužinau, kas ir bočiai. Seneliai. Tai va, nelidėkite anūkų turit. O sako, va, aš kažkur būna, aišku, aš turiu dar vienų kompaniją čia neįgaliųjų. Tai žinokit, Antanas sakė, tie visur važiuoja. Aš kart nevažiuoju, bet šiandien jis visą laiką kartu. Taip, kad vasarą neprailgs, nes Kanada daugiausiai sveikinimų ir švenčių buvo, tai neįgaliųjų ir bočių. Tai nes jie patys sveikiausi yra, o mes kažkaip apsileidėsi. Tai jie švenčia, sportuoja ir švenčia. Tai ką, sveikin, Adė šiandien išliuko tokių dėl ąžuoliuko palaismą. Palaistas ir privalumą atvažiuoti. Хорошо palaistyti. Sveikiniai man tikrai trukdo.
Ačiū politikams už jų gražius žodžius. Supratot jau visi, kad mūsų pirmininkė Vidutė ir medikė, ir Seimo narys irgi medikas, tai mus pagelbės. Jeigu ką, ir receptėlį išrašys, žinot, kaip dviračio žiniose yra, tai mes nepergyvenkim, patars, kaip mums sportuoti, ką reikia daryti. Tai norėčiau dabar pakviesti kolektyvą Jonavos bendrijos, Jonavos bočiai, mišrų vokalinį ansamblį Dobilas, meno vadovas Bronius Kanušauskas. Sveiki, laimingi ir Jonavos dainos skambės 3 dainas ir 4 jo solistė Janina. Ir čia noriu įveikti stambenėlę nuo Jonavos. Mūsų pirmoji daina Lietuviai ar tau negaila, Maironio žodžiai, kuri tinka šiam pobūviui tikrai.
ilgą kelią į Pasvalį. Ir čia pasibūsite, pasidžiaugsite vieni kitais, padainuosite. Ir dėkoju visiems kolektyvų vadovams už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvų paruošimą renginiui Dainuoju Lietuvai ir tau, bei prisidėjimą minint Lietuvos dainų šventės, kai Giria žaliuoja 100-metį. Nuoširdžiausia padėka Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai Radviliškio rajono bendrijos vadovų ansamblio Šarma meno vadovui Broniui Kisaliui. Tekstų viso neskaitysiu. Padėka Joniškio rajono mišraus choro Bočiai meno vadovui Fedorui Bondarevui. Nuoširdi padėka Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai Kėdainių bendrijos šokių grupės Šoka Bočiai meno vadoviai Angelijai Juknevičienei. Nuoširdi padėka Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai Kėdainių bendrijos ansamblio Kėdainių Bočiai meno vadoviai Aldonai Sasnauskienei.
Dirba, keliauja, įtraukia ir mūsų neįgaliųjų draugiją kartu į savo renginius. Tai tiesiog ačiū, gyvuokit, dainuokit ir veikit. Būkite laimingi visi. Todėl aš noriu dar sykį jums palinkėti sėkmės, sveikatos ir visko, ko geriausio einant tuo keliu, kurį jūs pasirinkot, su muzika ir daina. Tikrai būkit sveiki, energingi ir palaikymas iš, kaip čia sakyti, iš artimųjų. O šiaip, kaip meras sakė, atvažiuoja anūkai labai gerai, bet kaip išvažiuoja ir gerai. Man atvažiuoja šiandien anūkai, man reiks namo važiuoti ir išleisti. Būkit, Vidutė, ačiū labai už pakvietimą. Būti gal užpuls sloga ar ką rudogė. O kad kvapas neišeitų, visą tai pridengiam rankšluostėliu. Ant rankšluostėlio užrašėm gražiai, kad prisimintumėt, Kėdainių bočiai. Bet dar netilpu, žinokit, kiek žodžių. Mes mylime jos. Kai atvažiuosit į Kėdainius, pamatysit, atsiimsit anuos žodžius. O dabar norėčiau mūsų tą meilę perduoti nuo visos mūsų bendrijos, visai jūsų bendrijai, apkabinimų, pirmininkės, ką daugiau.
daug čia žmonių, tai reiškia tikrai yra labai didelė bendrystė. Taip pat Lietuvos pensininkų sąjungos valdybos narių visų vardu ir mūsų pirmininko Kajetono Šliogerio, kuris dabar serga, vardu noriu nuoširdžiai padėkoti rėmėjams. Jie buvo tikrai paviešinti ir mes galvojam, kad visos mūsų bendrijos gyvuoja tik rėmėjų dėka. Taip pat labai nuoširdus ačiū ansambliams, chorams, šokių kolektyvams, visiems meno kolektyvams. Ir kaip mūsų pirmininkas didžiuojasi, tai sako, patys geriausi kolektyvai tai yra Baučių. Tai jiems tikrai nuoširdus ačiū už šitą visą šventę. Ir dar labai nuoširdžiai noriu padėkoti visų vardu. Taip jau įvyko, kad genealogijoje pasirodo mano mamos šaknis nuo Kušaloto ir Pumpėnų link Pasvalio. Va. Taigi, kaip sakant, galima sakyti, aš atvykau pas giminės. Va. O kai kalbam apie Lietuvos Eurago asociaciją, tai vis dėlto mūsų šūkis yra kurkim visoms amžiaus grupėms palankę visuomenę. Ir antras, taip, dėl mūsų, nieko dėl mūsų be mūsų. Čia va tie du dalykai, kurie svarbus, kurie Baltoje knygoje įrašyti. Ir dabar, kai matom puikius kolektyvus, subūrenčius žmonės, tai dabar pakalbėkim ir apie tai, kas mums rūpi labiausiai. Tai yra mūsų teisėti lūkesčiai. Jeigu ateina rinkimai, čia buvo ir Seimo nariai, liko, ką darysi. Bet ateina rinkimai ir pagalvokim, kaip čia mums dabar mūsų valdžios, kokios jos buvo, aišku, skaičiuojam ir pliusus, ir minusus, ir vertinam objektyviai. Bet jeigu galvojam apie artimiausią ateitį, apie rinkimus, tai nežiūrėkim, kodėl mūsų tos valdžios kalba apie tuos pensininkus 50 metais, 70 metais, vizijose, bet nekalbam arba nesirūpinam tais mumis, kurie dabartiniai esame. Juk kaip pagalvojam, taigi dauguma arba nemaža dalis mūsų ketvirtam amžiaus ketvirtį, tai esam šaukiamo amžiaus. Taigi, pagalvokim, kad dabar atiduodami savo balsus, įvertinkim, kas labiausiai rūpinasi dabartiniais pensininkais. O gavę tiek daug dvasinio peno, na, tai bent simboliškai žemiško peno. Prezidija meno vadovas Valmantas Naraškevičius. Pakeiskime. Žinot, pasitvirtino, kad tikrai pasvaliečiai yra puikūs draugai, puikūs žmonės. Todėl galbūt ir kitą kartą negalim pilnų sąstatų atvažiuoti, važiuojam kiek tik galim, nes kadangi vieną dieną praėjo pro Kėdainiuose užėmė, dabar čia, dabar vėl, taip pat, kad mes judam ir judam, bet labai ačiū, kad kviečiate, kad bendraujame, keliaujame kartu. Noriu jums palinkėti stiprios sveikatos, šypsokitės, bendraukime ir svarbiausia nesėdėkime, kiek galite, judėkime. Visi vieni pas kitus. Ačiū jums labai. Kiekvieną minutę kartu yra šventė. Gyvenimas, obels žiedlapiais nesikloja. Jis toks, kokią mes esam verti. Gyvenimo minutėmis nesuplanuosi, kaip ir obels žiedų nesurinksi. Dėl to gyvenimas ir yra žavus. Galbūt yra tame prasmės, kad niekad nežinai, kas bus rytoj. Tačiau nebepakeisim jo esmės. Visi keliai tarpusavėje susipynė. Kelionė sutelpa į širdį, o gal ir bausmę mums paskyrė. Ir liks gyvenimas kaip simbolis
Skambės daina Širdį dar ne ruduo. Žodžiai Valerijos Naraškevičienės. Pilstant vasarai saulė lietų, vaikštinėjau žiedų takeliu. Sulpos skraidė plaštakės greitos, smulkiais grojo žiogeliai žali. Skare man pavojo mergaitė, eidama parugėn netoli. Sulpos skraidė plaštakės greitos, smulkiais grojo žiogeliai žali. Skare man pavojo mergaitė, eidama parugėn netoli. Ošia šilai prie šventosios krantų, mes ąžuolais čia išaugom kartu. Skamba daina ir nuplaukia laukais stogė, eisiu saulėtekiu rytmetį kyla varnoj Ukmergė, mūsų meilė Ukmergė, žalias karė Ukmergė, kur pirmusim patikė, liksi mūsų širdį Ukmergė, mūsų meilė Ukmergė, žalias karė Ukmergė, kur pirmusim patikė, liksi mūsų širdį Ukmergė. Pagyvenusių žmonių. Dar labiau džiaugiamės, kad esame šios gražios šventės dalyviai. Taigi, visus čia susirinkusius sveikina LPS Bočiai Ukmergės bendrija. Taip jau įvyko, kad dėl sveikatos stovio neturim savo gretose šiandien pirmininkės. Taigi, bendriją atstovaujame meninio kolektyvo vadovė Marija Bartkauskienė
valdybos narys Jonas Povilanskas ir būrelis mūsų saviveiklinkų. Taigi, kad mes čia pirmiausia turim padėkoti šios šventės šeimininkams, Pasvalio bočiams ir žinoma pirmininkai, gerbiamai Vidutei. Kaip žinia, į svečius nedera vykti tuščiomis. Taigi, miela Vidutė, priimkite iš mūsų rankų šį simbolinį židinį. Lai jis nesmilksta, o dega ilgai, ilgai, skleisdamas abipusę šilumą mūsų kolektyvams. Mes reti tokių švenčių dalyviai, bet tikimės, kad ateityje gal būsim priimti ir glaudžiau į šią gražią šeimą. Ir dar, šalia židinio, Ukmergės menininko ir poeto paskutinė eilėraščių knyga Angelo pėdos. Tegul toje knygoje gyvenantis angelas gydo jūsų sielą, saugo jūs ir jūsų šeimas. Pas mus ir jai sveikatos. Ačiū. Kalbėjom telefonu ir jinai palinkėjo sėkmės jum ir mums. Vakaras išslindo į pirkelę, vėl tylius nakties balsus girdėt. Palydėk mane, palydėk į kelią, kad skambėtų muzika širdį.
Dėkojam, kad jūs sugebėjote tiek kolektyvų atvežti pas mus ir, iki kitų susitikimų. Tai va, kiekvienam pirmininkui po. Kad geriau oštų ir žaliuotų, kad mūsų ąžuolas nenudžiūtų, o mes jį saugotumėm. Sudainuokime visi Kęstučio Vasiliausko, poeto ir žodžiai ir muzika. Žemėj Lietuvoj ąžuolai žaliuos. Sustokim visi.